O tu čia pralysi? Labą dieną! Vištiena! Jau yra čia mūsų pasakojimas apie šitą mašinytę. Čia mano tėtis. Visi klausia, kas čia per mini, ko čia tas mini, kam čia tau tas mini, kas čia reiškia, kodėl. Kodėl čia taip klausia jie? Kur mes čia esam? O viskas prasidėjo Prancūzijos provincijoje. Su draugu mes stovėjom ir mes turėjom važiuoti į Paryžių, bet taip jau nutiko gyvenime. O gal jūs norit važiuoti su mumi į Angliją? Važiuojam kartu čia renginukas. Okei, į renginį mums teko važiuoti bagažiniai. Įvažiuojame bagažiniai į tą renginį. Važiuojam! Išlipo iš tos bagažinės, o ten 1000 minių. Šitų mašinų? Eik tu savo, geras. Duok 5. Kaip ir pasakojau, atsibundame. Gali mane trukdyti biškiuką? Dar biškiuką? Kaip ir pasakojau, prasidėjo mano tas romanas su šitais miniukais. Kaip čia romanas? Tai aš galvau, kad mes turim romaną. Važiavom Italijoje, ten nusipirkom tą mašinėlę. Buvo be rūdžių. Inga, kada tu supratai, kad jau tu mane įsimylėjai? Gerai, kitas klausimas. Tada mes parsivežėm šitą mašiną į Lietuvą. Ir ten prasidėjo, mes jai keitėme amortizatorius. Hei, keičiam amortiukus. Taip, kitą ką, pirmą, antrą, palauk, kuri čia pagavo? Tenai dabar čia, tenai čia. Gerai. Taip. Tuomet jau tie buvo pakeisti amortizatoriai ir mes sugalvojame važiuoti į Šveicarijos AMM. O Šveicarijai mes susipažinom, kad dar yra Ai, kad Lietuvoje yra daug mini Cooperių. Mylėtojų tokių, taip. Durnelių, buvo neblogi metai. Derlius derėjo, rūgius pjovėm. Ir tuomet mes jau ruošiamės. Sugalvojomgi mes, kad galim nuvažiuoti pagyventi tą Italiją. Šitą mašiną aš jums parodysiu, kokio dydžio. važiavom. Su visais daiktais. Ir katinu. Čia nėra labai daug vietos ant stogo. Tu čia sėdėjai. Čia sėdėjau aš, o čia buvo daug visko daiktų ir sėdėjo katinas ant sprando. Katinas kakodavo čia va už kėdės. Taip. Tada reikdavo sustoti. Reikėdavo. O čia vairas, bagažinė. Yra kažkokia racing. Tur man teko pabūt. Labai daug visur būna. Dabar bus 15 metais Lietuvoje. Taip, atvežėm šituos visus miniukus čia į Lietuvą. Bet čia neužbėkime istorijai už akių. Dar daug ką liko papasakoti. Ar ne taip, Inga? Gal ir taip. Gal galim O parodyk savo naują tatuiruotę. Negali. Apsryt voverė. Kepurė. Tai va, nuvažiavęs į tą Italiją, Arnas pridėliodavo trasų, nes ruoždavo tiem italam. Lydom jam lenktynių. Dabar pažiūrim. O po tų lenktynių laukia kitas didelis renginys – International Mini Meeting. Meetings. Pasaulinį miniukų suvažiavimą. Pala. O ką, Lietuvoje negalim? Sakom, davai. Nu ir mes paėmėm šitą reikalą. Tai Du metai kaip mes- paėmė. ne. Ir tada grįžom į Lietuvą ir supratom, kiek smarkiai prisidėjo. Ei, mano pagrindinis. Kvaila mašina maža dar ir su šituo. Buvo lenktynės ir mes norėjom supažindinti Latvius su mūsų organizuojamu renginiu ir kad jie irgi pas mus atvažiuotų. Nes Latvijai tai visai nieko nežinojo apie tą renginį. Bilietus mums sekėsi geriau kitur parduoti. Važiavom į kitą kelionę. Taigi taip, 5000 km su šita mašina Taip. į Angliją. Su keltu. Buvo 55 miniukų gimtadienis beje Anglijai. Labai Taip, tai kadangi mes lietuviai, tai su keltu persikėlėm nemokamai. Nes ten buvo galima įvažiuoji, po to kažkaip nesumoki. Šiaip žiauriai, jėga tie mini Cooperiai, daug visur, kur nuvažiuoji, ten jėga būna visi išprotėję tokia, juokinga. daug gerų emocijų. Visi mojuoja, visi šypsosi. Būna labai smagu. Tai va, čia gavosi toks visiškas atsitiktinumas vidury kelio. Vidury kelio, nemesk tą kelio. Tai radau miniuką, radau Anną, radau visus nuotykius. Labai viskas smagu. Indre, gerą šitą filmuką nufilmavai. Pala, aš galiu pamiegoti, brangiui, bet aš tavo noriu čianais. Nu ir čia taip. Gerai, labanaktis, mini Cooperiai. Don't be scared, you'll be okay. We can stay like this forever. Žiauriai gera mašina.
Pažiūrim? Pažiūrim. Iš viso gera. Čia tu šuo. Eik tu savo, šok į vidų.